Įspūdingas finalinis renginys, pirmą kartą pasaulio istorijoje vienu metu visame pasaulyje giedamas tautos himnas vainikuos didžiausią 21 amžiaus pilietinę akciją Tūkstantmečio odisėja vienas vardas Lietuva. Padėti organizuoti grandiozinę akciją savivaldybių suvažiavime Kaune pažadėjo ir visų šalies miestų merai. Labai džiaugiuosi, kad iš 11 kapitonų, kurie vadovavo arba vadovauja įguloms, 6 yra kauniečiai. Ir mes tikrai Kauno miestas palaikysim, kad Liepos 5 dieną visi kartu, visi draugė susijėmė giedotume Lietuvos himną. Nuplaukusi per 40 000 mylių ir aplankiusi 26 pasaulio lietuvių bendruomenės, Jachta Amber Sail į Klaipėdos uostą grįš Mindaugo karūnavimo valstybės dienos išvakarėse. Drąsūs buriuotojai įvykdė savo patriotinę misiją, pasaulį apjuosė vienas vardas Lietuva. Liepos 5-9 valandą vakaro Lietuvos laikų tapsime vienintelė tauta istorijoje, apie savo šalies vardo tūkstantmetį pranešusią visame pasaulyje tuo pat metu giedamų himnų. Mes norim, kad ir Lietuvoje šita tautiška giesmė skambėtų išdidžiai ir garsiai, kad mes kaip maža tauta vis dėlto galėtume garsiai pasakyti visam pasauliu, kad Lietuvai yra 1000 metų. Ir labai tikim, kad visoje šitoj pasaulio grandiniai Lietuva bus pati stipriausia grandis. Tapti Tūkstantmečio odisėjos finalinio renginio dalyviais kviečiame visus Liepos 5-ąją namie, aikštėje, gatvėje, kur bebūtumėte pridėję ranką prie širdies, prisijunkite prie pasaulinę tapsiančios tautinės giesmės. Šis unikalus momentas bus filmuojamas, tad Liepos 6-ąją šį išskirtinį renginį galėsite pamatyti per TV3.